Taigi, dėvinukai Vovytės Danguolės, reiškia, kaip mes internete turime teisę informaciją ir ryšį šeimos, ne visos giminės žydų, o Danguolės, dėdukų Vovyčių ir mano Danguolės Vovytės, mes tokį ryšį palaikom, jokiais būdais neišviešindami savo biometrinių duomenų. Tai vat ryšys informacijos nėra visų centras Berlyne, bet yra asmeninis, o ne CŽV centrinės, reiškia, tas proto kontrolės, reiškia, idėjinis debilizmas. Vat, ir asmeniškai aš diskriminaciją atmetusi kaip žydų krikščionim ir visas įmanomas tas, reiškia, fantazijas nedabrendėl durnių, kurie įsivaizduoja, kad jie esantys kaip Nikitas skyrius. Va, tai šitoksai sidabro aukso fantazavimas, tai yra iš tikrųjų tik filmas abstraktus. Todėl, kad iš tikrųjų ne auksas, nei sidabras. Nesantis, aiškiai, įstatymas, konstitucijos. Ne jokios dalies negalioja režimo, reiškia, kai Kinijoje jokiuose stabuose, jokiam pasaulyje, iš tiesiog pasaulio nevaldo joks Šimelytės sąjūdis. Kaip po cholerinių varom pirmin. Cholerikai turi, reiškia, tą problemą, kurią jie turi apraminti save pavalgius ar cukraus suvalgius, kai nevalgia pradeda visai užmiršti pavalgyti. Tai vat šitokios mano bėdos ir šitokius dalykus, kaip nepalaikyti biometrinių ryšių visai tautai duoti. Reiškia, dėmesį visai tautai duoti žodį. Visai tautai socialiniai pavyzdį, tiesiog tam yra Facebookas, o ne infraraudonųjų spindulių, reiškia, yra interaktyvių žaislų įdarnėjimų savo primyštas, reiškia, kelnes. Tiesiog jau šitas užsisukęs socialinis bankrotas, reiškia, psichologinis badas. Reikia pradėti neklausytis infraraudonųjų spindulių, radijo ryšių varomų virusų, juos blokuojant nuo biometrinių bankų, kad neišplaut per kažkieno, tai reiškia, bandymą, reiškia, tiesiog varyti į priekį ir tas varymas į priekį infraraudonųjų spindulių irgi Morzė nulis kodas negalioja SSR, Europos Sąjungoje, nei Berlyno, nei Gazos, nei jokių režimų Europos Sąjungoje, nei jokių, reiškia, užmušimų, neprisikėlimų, nes visada mano gyvenime yra grįžtamasis ryšys, aš visada grįžtu iš mirties ir kitus žmonės grąžinu iš mirties. Toks mano futuristinės dvasininkės krikščionybės atstatymas Sovietų Sąjungoje, kai aš nemirusi vampyrizmo vaikas 5 metų buvau tapusi KGB genim, po to vėlgi policija, po to vėlgi Danijoje valstybės struktūrizacijos ir maratonų ir modernumo kūrimas ir 2001-2002 ir fligelis, aiškia, pagalbinis kelias, aiškia, turistės, tai va toks yra įsitvirtinęs Europos Sąjungoje duomenų išsaugojimo, o ne naikinimo faktorius. Europos Sąjungoje vadinamas duomenų apsaugos įstatymas.